Labas vakaras. Šią akimirką yra uždaromos balsavimo apylinkės, kuriuose šiandien vyko balsavimas prezidento rinkimuose ir referendume dėl pilietybės išsaugojimo. Pradedami skaičiuoti balsai, žadama, kad rinkimų rezultatai paaiškės po vidurnakčio. Paskutinę balsavimo valandą pranešta apie tai, kad ne vienoje rinkimų apylinkėje neva pasibaigė biuleteniai ir žmonėms nebuvo užtikrinta jų balsavimo teisė. Kai kurių apylinkių komisijų pirmininkai teigia, neva biuletenių pritrūko, nes buvo galima balsuoti bet kurioje rinkimų apylinkėje, ne tik pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Ką apie tai gali pasakyti Vyriausiosios rinkimų komisijos vadovybė? Netrukus po gerų 13 minučių prasidės spaudos konferencija, ją transliuosime tiesiogiai. Iki 19 valandos balsavo 56,72% rinkėjų. Netrukus rodysime apie tai, kaip šiandien balsavo kandidatai į prezidentus, bet dabar po 8 vakaro jau galima kalbėti konkrečiai ir dėti kortas ant stalo. Tad už ką ir kodėl balsavo, kalba kauniečiai. Už ką balsavote? Žemaitaitį. Jis neturi konkrečios